Sveiki visi. Labai ką, iš karto atsiprašom visų, kurių šiandien nepaminėsime. Tiesiog jūsų nepažįstam ir neturim ką apie jūs pasakyti. Tai tiesiog tiek. Jūs esate visi draugiški, faini. Na, o dabar apie tuos, kuriuos pažįstam ir galim kažką apie juos pasakyti. Tai va, pradėkime nuo Ievos Baškytės. Šiaip tu irgi nesi iš tų žmonių, kuriuos pažįstu labai gerai ir galiu pasakyti visą litaniją apie juos. Bet matau, tau patinka futbolas, kaip ir man. Tai va, atrodė tokia šiaip miela ir draugiška tokia. Tai kiek? O dabar apie kitą Ievą. Ieva Midišauskaitė, mano bendra gimtadienė. Esi labai faina, draugiška, nors pažįstamos dar tik nuo anos vasaros, bet prisiminimų turim tikrai nemažai. Tai tiek. Toliau Gabija Bruzdytė. Pažiūrėjom vakar tavo nuotraukas naujai pasidarytas ir tiesiog norėjau pasakyti, kad esi fotogeniška ir šiaip tokia faina atrodo labai. Tai tiek. Toliau Raimonda. Nežinai. Susipažinom neseniai. Esi tikrai fainas, mielas esi labai. Labai žiauriai didelį pliusą dedu už tai, kad tu gamini sušis, nes ne visi bakūrai tai daro. Labai noriu paragauti. Šiaip puiku, kad sportuoji. Ir fainai, kad eisime į tą pačią šulę. Ir neužmiršk manęs lyti. Jo, nepamiršk. Išeit pasistengit, neužtruk daugiau nei 2 valandų, nes aš tikrai neturėsiu kada Makropolį veikti, laiko be jos, be šitos durnais nelaimingus. Ok. Tai va, toliau būtų Rūta Kulbokaitė. Sveika. Šiaip susipažinom, lankėm mokyklą bendrą, vieną, tą pačią. Ir susipažinom tik tai lankant man 4 metus tą mokyklą. Tai buvo pakankamai keista, nes esam tų pačių metų, mokomės Ten pat. Ten pat tiesiog mokomės. Ir susipažinom tik dėl mainų programos. Ir tiesiog man buvo labai smagu kartu su tavimi visais kitais Prancūzijoje, taip pat ir Lietuvoje, su užsieniečiais. Tiesiog tas laikas buvo praleistas labai super. Ir tikrai labai džiaugiuosi dėl to, kad mes toliau bendravom, susitikinėjom, kad galų gale nuėjom į tą patį sodą, pasėdėm, išgeriam kavytės, valgom hamburgerių ir panašiai. Nu, paskirmas, bet vis tiek su jumis tiek labai smagu ir tikiuosi neperėjus į kitą mokyklą. Mes toliau bendrausim ir susitiksim ir ta draugystė mūsų netruks. Tai palauk dar. Tokį veiklą. Dar prisimenu, kad esu tau skolinga šokoladą už aprašytas knygas, kurios man tikrai padėjo. Na, aišku, reikėjo ten bekurti savo visokių įvykių, nes mes aprašinėjom šiek tiek kitaip, bet koks skirtumas, vis tiek gavau iš jų 10. Pasigyronė. Tai va, ir kažkada turėsiu tau grąžinti skolą dar va. Gerai, dabar apie Rugilę Stauskaitę. Nelabai gerai tavęs pažįstu, bet pažįstu. Esi fotogeniška labai, graži, to plaukai labai gražus. Negaliu to nepaminėti. Gabanoti? Ne, tiesa. Ilgi? Nu taip. Gerai. Panašiai kaip tavo. Esam realiai bendravusios ir pasirodė tikrai nuoširdi ir paprasta. Ir keliu nykštį už tai, kad lankai dailę. Tai tiek. Jej! Tai va, toliau. Miglė Zubrickaitė. Šiaip labas. Susipažinom mes mokyklą, nes buvom bendra klasės, pradinėse klasėse. Labai įdomiai skamba kurs skirtumas. Tai va. Dabar net kažką labai sunku pasakyti apie tave, nes mes šiaip nebendravom, nebent kur nors susitinkam, ar šiaip pasisveikinam visą laiką. Šiaip esi labai išgražėjus, labai miela tokia ir labai šiaip esi šiltas žmogus. Tai tiek. Toliau Mažvydas Gudelis. Nelabai aš tavį ir pažįstu, bet mokykloje aš tave mačiau. Atrodai šiaip toks meniškas, gražiai rengiesi. Sakė panašus į įmosi, bet ne įmo. O dieve, boi! Šiaip labai smagu, kad mėgsti piešti, nes ne visi tavo amžiaus bachūrai piešia. Jo, pasikeitė mane į draugus, bet aš nepažiūrėjau tavo nuotraukų, tai sorry. Gerai, toliau Erika Kniulytė. Tai va, esi labai graži, turi nuostabią šypseną ir šiaip esi visa pati miela. Man atrodo, kažkada bendravom per kažkurį ten vykstantį konkursą ir šiaip tu pasirodė tiesiog toksai labai šiltas, švelnus žmogus, tiesiog sugebantis visą laiką padėti. Toliau Justas Sakalauskas. Na, su tavim susipažinom tikrai juokingai. Ten tos numerius paliko ant stalo.
Na, šiaip esi toksai draugiškas, mielas žmogus. Tik tai draugokas, būk drąsesnis. Tai lengva tau pasakyti. Nes tu gerai. Gerai, toliau varom. Tu baigai? Kuris šito buvo? Ai, gerai. Tai va, Inesa Levickaitė. Tai va, labuka. Susipažinau mes taip pat per mainų programą. Labai džiaugiuosi dėl to, kad susipažinau su tavim. Tas laikas, kurį praleidom, tikrai buvo ir smagus, ir įdomus, ir linksmas. Nu ir visos koks tai galima pasakyti. Tikriausiai linksmiausias akimirkos prisimenam dėl tų pačių atvažiavusių vaikų, ypač dėl turkų. Dingo atsirado, 2 dienos sužinom, kas vyksta, ta prasme, ką jie veikia, kaip, nors nieko mums anksčiau nesakydavom. Nu, žodžiu, tikrai buvo labai smagu tada. Ir tik tai tiesiog, nu, šiek tiek liūdna, kad mes nebendravom toliau taip gerai. Nu, tiesiog nesusitinkam. Nu, bet ką padarysi, taip jau būna. Tai tiek. Šiaip esi dar fotogeniška labai ir labai gražios tavo nuotraukos. Tomas Leonavičius. Daug apie tave nekalbėsiu, nes daug galėčiau pasakyti. Šiaip esi draugiškas. Tik didelis minusas, kad esi žiaurus nuolaiferis. Tvarkyk šitą reikalą, žiauriai reikia. Nu, o tu ką pridursi? Jo, visada prisijungus prie Facebooko, matau tave prie Facebooko. Jėga. No life. Jo, visada pakomentuoja mano nuotraukas. Šitą pavydi. Juokauju. Gerai, nepavydi. Tai va, šiaip, esi toksai šiaip linksmas, toksai draugiškas. Patikdavo man tau psichologiškai padėti. Šiaip šiek tiek draugokas esi, na, bet ledus visada galima pralaužti, mes, man atrodo, pakankamai daug kartų taip pralaužėm jau. Tai turbūt tiek. O toliau būtų Lukas Navickas. Tai zdarova, kas zdarova. Tai va. Tiesiog norėjau pasakyti, kad tavęs pasiilgau labai. Prisimenu. Aš irgi. Tikrai neužmiršiu savo pažado, kurį pažadėjau tau. Nu, gal nereikėtų viešai skelbti, kas ten kaip ir kur, tikrai nieko blogo, bet paskui visi užsinorės. Pagalvokit. Gerai, toliau pasakau. Na, tai tiesiog lauksiu tos arbatėlės, kaip ir žadėjai, nes būtinai reikia tavo nuotraukų. Tai va, o šiaip, jei iš tikrųjų, taip į tave galėčiau tikrai pasakyti labai daug. Nors pažįstame esam galbūt tik tai kokį metai laiko. Kažin dar tiek yra. Ne, gal dar nėra. Bet esi tikrai labai draugiškas, labai nuoširdus, labai fainas, visada padedantis, niekada nenusisakantis nuo savo draugų. Tiesiog, nu, tikrai draugas, kuriuo, nu, norėtų, nu, aš. Taip, norėtų, na, tokį draugą turėti. Tai va, ir šiaip, labai fainas su tavim, esi visada linksmas ir tikrai visada yra apie ką pakalbėti. Tai tiek. Toliau, Gabija Kapustytė. Na, my soul sister, thumbs up. Mūsų svajoniai lemta įsipildyti, reikia labai tikėti. Aš tikiu, kad mes kad nors ten nuvažiuosim. Šiaip... Na, ne čia gerai. Šiaip esi tikrai graži, sportiška, faina. Sportiška? Sportuoja? Tenisą žaidžia. Kas čia dar apie tave labai iš tikrųjų smagu, kad ir juokinga, apie ką mes šnekam Facebook'e, bet taip jau yra. Ir kągi, na jau bus 9 metai, kaip aš tave pažįstu ir to labai džiugiuosi. Aš tada 15 pažįstu, ką dabar darysim. Pasilaikysim. Gerai. Ne čia. Gerai. Tai va. Taip pat pakomentavo žmonių, kuriuo aš taip pat irgi nepažįstu, tai buvo Saulė, Brigita Murauskaitė ir Martina aš. Tiesiog neminėčiau jūsų čia, bet pasižiūrėjus nuotraukas, galiu pasakyti, kad visą laiką ėjausi į Facebooką, matau jūs arba komentuojančias po mano nuotraukomis, arba šiaip metinčias visokius postus ir panašiai, na tiesiog esate visą laiką matomas. Toliau apie savo pusę Elzą Šatkauskytę. Aš, tu esi tiesiog žiauriai fainas žmogus. Susipažinom tikrai neseniai, bet per nepilnai 2 paras mes pridarėm tokių dalykų, kad, o dieve, buvo tikrai smagu ir yra ką prisiminti. Šiaip smagu, kad mano giminė yra tokių sportiškų žmonių. Šiaip niekada nepamiršiu tavo legendinio Nerimų ežerą su pasekmėm. Tai va,
pričilinsim dar. Toliau varyk. Gerai, tai toliau turiu Ugnę Žvaigždaitę. Šiaip esi labai graži, atrodo miela, bet tikriausiai, kad daug apie tai negaliu pasakyti, reikėtų susipažinti, jei norėtų išgirsti plačiau. Tai va tiek. Taip, toliau Vaivukau. Na, žinai, vienintelis žmogus, kuris trina veidus bulką. Tavo veido tai tikrai graži. Na va. Šiaip, nu, esi tikrai faina. Graži, protinga. Ir su labai smagu pažvengti, rimtai pašnekėti. Tai žvengti ir rimtai šnekėti. Ir tas ir tas. Tikiuosi, bendrausim toliau. Ar bus smagu? Tai va. Tai toliau turiu Davidą Grigelaitį, nežinau kaip tart tavo pavardę. Žodžiu, tiesiog norėjau užduoti klausimą. Ką reiškia LJ raidės gale tavo vardu ir pavardės? Suprasčiau, DJ, o čia LJ. Sorry, nespratau. Šiaip, dar nesuprantu to komentarų, kaip cituoju. Nėra ką komentuoti. Ką tai reiškia? Nu tikrai, žinau, parašiau 2 komentarus, bet abudu ištryniau, nes vis tik nespratau. Nes aš sakiau, kad ištrinta, pasigailėjau. Nes aš tikrai nespratau, tai buvo piktybiškai, gerybiškai. Šiaip tas komentaras... Jinai nesuprato, ar buvo įvertinta ar ne. Jo, iš tikrųjų, nespratau. Tai va, o šiaip iš vis, tai mačiau vakar tave pirmą kartą Facebook pas save. Žinau, kad aš tavęs pati tikrai nepasikviečiau. Nu šiaip, tavęs nepažįstu, tiesiog va, nu vakar taip kažkaip keistai tu ten padarei. Maniekas. Kaip ir maniekas. Gerai, pasakok toliau. Gerai, toliau... Simas. Susipažinom stovykloj. Šiaip, pradžiai... Šiaip, esi žiauriai mielas žmogus. Draugiškas. Atsimenu, kai įsipamės apsipinį ir labai ilgai kalbėjome. Tai sako, man apie ką, bet buvo labai įdomu. Tai va, norėčiau šį dar. Labai įdomu, kad neprisiminė apie ką kalbėjau. Čia man įdomu. Taip, tai va. Nu. Tai tiek. Norėčiau dar sumatyti. Tai va, dabar apie Vukulionytę Nikoletą. Šiaip esi žiauriai faina ir esi tokia maladės, kad aš tau nemoku pasakyti, kokia tu esi maladės. Aš tavęs asmeniškai gerai nepažįstu ir mes turime... Man tai seniai taip sakei. Tu irgi maladės. Tai va, šiaip esi labai maladės ir žinai, dėl ko esi maladės. Labiausiai esi maladės dėl Mantvydo. Ai, žinau, maladės tikrai. Jo, nu, mum papasako šiek tiek Joškiai, žinai, nu, jisai ten nieko blogo nesakė. Viską gerai, žinai, tokia maladės esi, mes tave mylim. Mes tave mylim. Jo, jisai, žinau, gal 9 panom sakė, kad jos visos yra jo pirmos, labiausiai mylimos ir visokiojopai besistengiant ten, besirūpindamos juo ir ten, jisai labiausiai rūpinasi jom. Nu, žodžiu, tu, man atrodo, pati žinai. Tu šaunuolė, kad nebuvo jauka. Supratai viską. Jo, tu tikrai šaunuolė esi. Žiauriai. Tai va, o šiaip esi labai tokia, man atrodo, draugiška, mokanti už save pastovėti, šiaip dar labai fotogeniška ir man labai gražus to veido bruožai, tikrai labai. Tai tiek. Taip, toliau, Aistė Tupikaitė, na, tave pažįstu nuo pat mažų dienų. Tu esi man lyg kaip sesuo. O, tai taip seniai nesakei. Nežinau, kas čia ką tik suvėliai. Vienu žodžiu. Atmazėl, tai. Tu esi graži, tai labai smagu. Ir kiekvieną vasarą leidžiam laiką kartu. Ypač atsimenu, kai mes žaidėm Alijas dviese. Tai buvo žiauriai žiauru. Sugebėjom, tai pričilint. Tai va, grįžti matysim. Tai va, toliau turiu Ugnę Čyplytę. Aš asmeniškai tave prisimenu tik iš vieno konkurso, kuriame gavau šitą telefoną. Nesigirk. Nu, jau jisai sensta, reikės jį pakeisti. Tai va, kur man padarėjai pakankamai didelį įspūdį, nes tikrai galėjai jame nugalėti mane, nes tai tau tikrai nebuvo sunku. Bet aš tikrai labai daug kovojau dėl to telefono, žinau. Gerai pasakok. Bet kai atėjau su Facebooką, vis rasdavau ant tavo šunio nuotraukos daugiau laikų, nu tai, ne, nu
ką čia, man labai padarė didelį įspūdį, nes man nusileidai ir, aš tai pavyzdžiui iš principų būčiau nenusileidus. Aš taip galvoju bent šiuo momentu. Tai va, aš truputį tavęs nesupratau, bet šiaip man pasirodė labai fainai dėl to. Taip tikrai, palikai įspūdį. Ir šiaip esi labai miela, tavo šuo labai gražus. Ir šiaip aš nesupratau, esi iš Marijampolės, bet gyveni Vilniuje? Jo, čia tas klausimas, į komentarus atrašykite iš tikrųjų. Jo. Tai va, o jeigu esi iš Marijampolės, šiaip daug draugų Marijampolės turiu, tai aš tiesiog dėl to taip susirūpinau, žinai. Tai va, o jeigu esi iš Marijampolės, tai dabar gyveni Vilniuje, tai tau bučkis iš Marijampolės. Tai va tiek. Toliau Gabrielė Sakauskaitė, su tavim visko buvo. Ir pykčių, ir gerų akimirkų, ir buvai šalia, kai labiausiai tavęs reikėjo, ir vienu žodžiu buvo viskas čia. Šiaip esi faina, graži. Ką norėčiau pasakyti, tai berniukai nepraleiskit tokio šansų, jinai laukia jūsų žinučių, žinokit, žiauriai laukia. Tai va. Jo, šiaip žinokit, pusės panos laukia jūsų gražių berniukų žinučių, žinokit. Nes jūs kažkaip apsileido. Jau šiaip apsileidot, nekabina tačkyti. Tai tiesiog, sorry Miglė, bet tavo poelgis, kalbant apie tavo metus, mūsų Eglė šiek tiek nuvylė. Ir kaip ten bebūtų, mes nelabai supratom šito dalyko. Kodėl būtent tai padarė ir kam to reikėjo, nes tai ką rašė, tai aš nemanau, kad tai yra pretekstas pasakyti taip. Ką čia tiesiog neskelbiu to viešai, čia nemanau, kad kažkas supras. Apskritai čia tik tai tau iš vis yra. Tai tiesiog, šiaip, esi miela, draugiška, tikrai graži, fotogeniška, viskas yra tvarkoje, bet, nepadaryk taip daugiau, nes čia tikrai nėra į gerą, žinok. Tai va. Tiesiog. Taip, tiek. Apie tą. Taip, toliau Agota Jakaitė, atsimenu, kad susipažinom dailėje. Iš tikrųjų, prisiminimų yra daug. Esi mielas, fainas žmogus, tai būdavo smagu pakalbėti per dailės paskaitas. Ir šiaip pažvengti iš ten visokių paveiksliukų. Ir šiaip žiauriai noriu myti ir pasišnekėti prie kavos ir panašiai. Tai va, tiek. Taip rimtai. Tai va, o dabar šau metas Matui Navickui. Tai va, šiaip, Katinė. Jo, prilipo šitą kyčkai tau. Tiesiog su tavim šiek tiek mažiau bendravom nei su Luku, bet jūs man abudu esate labai faini, labai draugiški. Pats esi labai mielas, labai linksmas žmogus. Kas galėjo taip sugalvoti, kad čia iš Luko pradėti rašinėti man tokius dalykus. Tiesiog, belkai prajuoknai mane tada. Ir šiaip galiu pasakyti, kad jūsų broliu turit bele kiek daug skirtumų. Ir jūs abu, esate iš tikrųjų labai skirtingi. Bet karočią, kai ateinat jūs abudu, tai man jūs tada būnat, kuris yra kuris. Ir žiauriai nepatinka, kaip jūs apsimetėjat vienas kitu. Jie dvyniai? Jo, jie dvyniai ir jie žiauriai vienodi, aš to parodysiu. Tai va, žodžiu. Dvyniai, sakai. Jo, ir jūs šiaip daug skirtumų labai turit, bet, karočią, jūs kartais atskirti, jūs abi ypač apsimetinėjate, tai yra labai sunku. Tai va tiesiog. Nedaryk. Jo, o šiaip visą kitą man jumyse labai patinka. Taip pat ir tavyje. Viskas yra labai super. Tiesiog faina. Labai. Gerai, jau galiu. Gali. Tai va, toliau Saulė Cirolytė, mano antra bendra gimtadienė. Mūsų likimas suvedė po 12 metų, taip pat dailėje. Tu man, kaip aš žiūriu į tave, tu primeni man save. Kodėl tu mane palieki? Tai va. Šiaip esi žiauriai faina. Kad ir kokie ten tavo plaukai neklusnus būtų, bet tau jie tinka. Bet, sakau, žiauriai norėčiau, kad Saulei būtume klasiokės, aš tikiuosi mums paskirs į vieną klasę. Tavo brolis tai yra tikras, nežinau, uraganas. Tragedija. Jo. Kaip tik besukot uraganas, tai čia kai žemė sukot uraganas, tai... Panašiai. Paslink, už kiek netalpų kadrečių. Gerai, toliau. Tai va. Toliau mes kalbam apie Stankevičiūtę ir Rugilę. Tiesiog būčiau apie tai nekalbėjus, bet man
Belekai patinka tavo timeline paveiksliukas. Kas ten yra? Iš projektų X kaip šuo šokinėja batuto. O, kaip miela. Toks mielas. Tai va tiek apie tave. Nes iš tikrųjų nepažįstu, negaliu nieko daugiau pasakyti. Gerai, toliau Aidis Subačius, mano klasiokas nuo 5 klasės. Tu man toks, na, nuoširdus žmogus esi tikrai, bet toks labai keistas. Žinau, kad esi labai didelis bandelė mėgėjas. Nieko. Geras žmogus turi būti daug. Taip, būtent. Tai va. Žinau, kad esi, kad mokai dirbti su kompiuteriais ir panašiai. Tai tiek. Tai fainas žmogus. Tai va. Tai toliau būtų Barasevičius Mantas. Tu irgi pas mane pakomentavai, bet aš tavęs nepažįstu. Aš tavęs irgi nepažįstu labai daug ir kažko ten įspūdingo apie tai negaliu pasakyti, tiesiog žinau, kad esi iš mano buvusios mokyklos. Ir žinau, kad draugavai su mano klasioke. Čia dar žinau, kad buvai kartu lankėjai su mano kaimynu būrelį. Ten kažkokį ten, nežinau, tu ten skraidančių vaikų daugybės būrelį, ten kažkokį nežinau. Aš nežinau, kas ten vakar nelabai man. Tai va, žodžiu, ir šiaip žinau, kad esi toksai mielas, sakė. Ir šiaip toksai fanas žmogus. Nu, žodžiu, tai tiek, va, ir viskas. Dabar ir ką pasakyti. Tai va, toliau Paulina Malakauskaitė. Na, šiaip tavęs nelabai pažįstu. Mačiau šūlį, tikrai buvai mano šūlį, bet žinau, kad dabar špituojasi. Šiaip iš nuotraukų šis atrodo tikrai labai miela, draugiška. Tai mačiau, kad šiaip ir kurios nuotraukas laikinimo ir šiaip komentuoji, tai va, manau, tai geras žmogus.